Na va, eteris yra, patikrinu telefone ar tikrai. Žiūrim, čia mes turėsime matyti ir čatą. Va, 2 akytės jau yra, vadinasi, mus jau mato. Jau kur jūs čia matot tos akytės? Na, jūs gal ir nematot. Taip. Tuoj. Nu, tikiuosi viskas gerai. Taigi, labas vakaras. Na, aš eigoje mūsų pokalbio dar visus parametrus tikrinsiu, kad tikrai mūsų rodytų, kad mūsų rodytų ir Facebookas, ir YouTube'as. Ir tik atsiprašau, dar uždarysiu balkono duris, nes pas mane labai triukšmas. Nors ir karšta, bet tiesiog gyvenu tokiam rajone, kad sirenos pastoviai kaukia, netoli greitosios pagalbos stotis. Taigi ką, malonu matyti, kas jau mus žiūri, lauksime dar prisijungiančių eigoje, nes šį vakarą mes pradedame tokį vakarinių interviu ciklą konferencijos belaukiant, kaip kas nors žino, kas dar nežino, priminsiu, kad spalio 5 dieną Kaune vyks sveikatingumo konferencija Sveikas žmogus, harmoninga visuomenė. Ir aš ir šią savaitę, ir kitą savaitę kalbinsiu konferencijos lektorius. O tai yra labai įdomus pašnekovai, nes ir pati konferencija bus sveikatingumo tema, bet joje tikrai nebus vien kaip mums būti sveikiems fiziškai, bet ir mūsų ir protas, ir dvasia, ir kūnas, viskas viename, juk mes turim žiūrėti sveikatą holistiniu požiūriu. Na, o šiandien pristatau mūsų svečią, labai džiaugiuosi, gerbiamas Jonai, kad atvykote. Tai pas mus svečiuose nutriciologas, sveikuolis ir dar tikrai žmogus labai ypatingas, jis taip pats apie save papasakos, tai Jonas Damkus. Jonai, tai tada žodis jums ir prašau prisistatykite, nes aš tikrai nepristatysiu taip jūsų, kaip jūs padarysite tai jūs. Ir papasakokit apie savo kelią į sveikatą. Ir nežinau, pasiekimų turit daug, neseniai grįžot iš Hamburgo lenktynių, tai va norėsim sužinot ir apie jūsų laimėjimus Vokietijoje. Tai žodis jums ir eteris jūsų. Aš tada jungiu jūsų skaidres. Ačiū, Jolanta. Sveiki, mėlyjeji. Aha, tik tai jums turbūt grįžti reikia pradžią. Ar gerai? Ne, tai man gerai bus nuo antros skaidrės. Tai pradžiai, kad suprastumėt, su kuo turit reikalą. Nuo 2003 metų aš užsiimu bakterijom. Pradėjau nuo metano bakterijų, esu pastatęs mažų pajėgumų jėgainę, kuri metano bakterijos gamina biodujas. Biodujos suka vidaus degimo variklis suka generatorių. Generatorius pajungtas į viešuosius tinklus, elektros tinklus ir priduoda elektros energiją į tinklą. Tai pavyko padaryti tokį projektėlį, nedidelės galios. 12 metais, kai visi skubėjo ten su saulės baterijom gauti licenzijas, padidintą supirkimo kainą, taip pat ir aš ten į tą eilę stojau. Vienintelis Lietuvoje, gavau mažai jėgainiai, tokių daugiau nebuvo. Tiesiog tai per tuos eilę metų pavyko, kaip čia pasakyti, geriau pakinkyti bakterijas savo naudai. O 20 metais išvykau tobulintis į Kiniją ten dėl biodujų, dėl tų metano bakterijų ir paklausiau ten savo partnerių, kiniečių, sakau, supažindinkit mane su rytų medicina, noriu nors kažkiek tai prisiliesti prie to. Tai nuvažiavau ten pas vieną daktarą, kuris tiesiog 2 pirštus ant rankos riešo uždėjęs, pasakė mano visą ligų istoriją. Aš buvau labai nustebęs, o iki to turėjau daugybę visokių tokių smulkių problemėlių.
Gyvenau kaip visi, valgiau kaip visi, žodžiu, atrodžiau kaip visi su viršsvariu, su pilvu ten, su žandais storais. Pavalgysiu. Ir labai nustebau, ir kai buvo daug laiko grįžtant iš Kinijos lėktuvė 10 valandų, galvojau apie tai, kaip čia yra, kažkas čia ne visai taip. Kada aš sakykime, Lietuvoje vaikščiau per visas tas poliklinikas, kur mane ten siuntinėjo, visokias aparatūros vakarietiškas, brangiausias, ten milijonus kainuojančias, ir jie man nieko negalėjo rasti, kas ten yra ir kaip ten yra, iš kur viskas ten atsiranda, o čia žmogus tiesiog 2 pirštus uždėjęs viską pasakė, kas yra ir kas bus. Tai kažkaip tai nusprendžiau per tos 10 valandų, kai turėjau laiko, nusprendžiau, kad užsiimsiu savim. Aha, žinokit, ne jūs vienas, man lėktuve irgi kyla visą laiką labai daug idėjų, kurias paskui grįžus realizuoti reikia. Va, tai nusprendžiau dėl to, kad pavyko man susidoroti su metano bakterijom, tada galvoju, pavyks man susidoroti ir savo žarnyno bakterijom. Tai čia parodysiu truputį apie save, esu nutriciologas, paskui ten, kada jau man pavyko pasiekti neblogų rezultatų, tai aš jau ir Vokietijoje susiradau ten mokymus ir mokiausi, gavau sertifikatą su nutriciologas. Dirbu su tokia Complex Medical Expert aparatūra, priimu klientus, žodžiu, ir aišku, su medicininiais vaistais nedirbu, dirbu tik tai su sveikata. Aha, aš užduosiu iš karto klausimą. Ir va dabar... Labai įdomu, gerbiamas Jonai, iš karto klausimą vieną. Vat ta medicininė jūsų aparatūra, ne? Ar jūs žmonės testuojat ten, aš kiek suprantu, jūs pamatot ten tą bakterijų sudėtį, ar kaip? Ką rodo? Ten labai daug, ten yra gan brangi aparatūra, kiek žinau, kad kol kas su jie dirbu vienas Lietuvoje, daugiau nėra. Gaila, nėra su kuo pasitarti. Ten matosi daug kas. Ir bakterijos matosi, virusai, bakterijos, visi organai, endokrininė sistema, psichosomatiniai markeriai, žodžiu, viskas matosi. Daugiausia ten priklauso nuo to, kaip gali visą tai priimti, suprasti ir pateikti klientui, nes ten tiek informacijos yra, kad aš dar nežinau, kada aš išmoksiu tą programą iki galo, dar turbūt 10 metų praeis. Gerai, tai vienu žodžiu apie tai daugiau galbūt konferencijoje pasidalinsit. Jo, čia nesiplėskim, dabar va čia skaidrį atverčiau, kur 2010 metai, balandžio mėnuo, kada aš, kaip pasakojau, startavau su savo žarnyno bakterijom. Ten pradėjau domėtis, kaip ten man atsitiko, dabar neatsimenu, kad papuolė akademiko Boriso Bolotovo knygos apie fermentavimą. Ir aš pagal jo metodus pradėjau fermentuoti. Gal čia labai toli būtų skaidrė, kai jau dabar čia užsiminiau, gal kartais nepatingėsiu atversti ją. Aha. Ai, čia nėra, gal Ai, va, yra, va, mano ūkis. Va, taip atrodė mano ūkis 2010 metais. Vat ten tam viršui didieji stiklainiai, ten tas geltonas yra ugnežolė fermentuojama, dešiniai pelynas, žemiau kairiai ten banano žievė, jeigu matot apačioje, ten yra merliukė su svareliu stikliniu nuleista banano žievė, nes banano žievė ypatingai turtinga visokiais fermentais. Per vidurį va čia ananasai užpilti, ten toliau dešiniai va matosi obuoliukai, viršui stiklinis svarelis uždėtas, nes niekas neturi matytis, turi būti viskas apsemta, o tos bakterijos labai agresyvios, aktyvios, jos ten akmenį neuždėsi, galima tik stiklinį svarelį. Va, tai čia mano pradžia tokia prasidėjo nuo paprastų bakterijų, kokių ten aš galėjau įsigyti. Paskui taip atsitiko, kad susipažinau su daktaru Šablinu iš Buriatijos, jo M technologijos, ten labai garsiai yra pasaulyje M kurunga, jeigu kam teko girdėti, M kvasas, M technologijos. Tai šitą taip mano visas ūkis pakilo į daug aukštesnį lygį. Tai va tiesa, truputį paaiškinsiu dabar apie
kas tam stiklainiai randasi, kad suprastumėt, kaip tai reikėtų orientuotis. Jo, trumpai tada, kas čia yra ir ką mums to gali prireikti. Bakterijos tai yra tas, įsivaizduokim, kad ūkininkas vienas augina vištas, kitas ožkas, trečias karves, ketvirtas ten arklius, o visus tuos gyvūnus šeria, paimkim paprastai avižų. Ir dabar klausimas būtų toks, ar tas, kuris vištas augina ir jas šers avižom, ar arklys užaugs, ar neužaugs? Aišku, neužaugs, nes jis turi turėti tą arklį. Tai čia toks sulyginimas su bakterijom. Kokius mes štamus maitinsim, tai juos ir dauginsim. Jeigu mes neturim kitokių štamų, turim tik tai tokius užsiveisę, tai mes juos ir dauginsim. Tai, sakykim, dabar, jeigu pereisim apie šitą dievų maisto gaminamą fantastišką produktą su Bacillus subtilis bakterijom, šitas Bacillus subtilis bakterijom. Tai Bacillus subtilis bakterijos, tai kaip sakiau, čia kaip tie gyvūnai, tai yra vienas kažkoks tai gyvūnas. Tų štamų Bacillus subtilis yra keletą, ten yra ant butelio užrašyta, ten nevardinsiu. Populiarius yra bifidolactobakterijos, yra ten tų gėrimų visokių, dabar labai daug gamina ir Ramūnas Račkauskas, ten Klaipėdoj, Palangoj, tų gamintojų dabar daug yra visokių. Jie visi naudoja skirtingas bakterijas, tai va kaip tie ūkininkai skirtingus gyvūnus augina. O maitinimas čia jau yra antras dalykas, ten sakykime, ar avižom maitinsim, ar šiuo atveju mano stiklainiuose, kaip matom, aš maitinau medum, tas grynas paprastas raugas buvo maitinamas medum, o visi kiti, ten, sakykime, ar ananasai, ten ar ugnežolę dar įdėdavau, ar pelyną, ar obuolius, tai skirtingas maistas. Ir gaunasi taip, kad bakterijos valgydamos skirtingą maistą gamina skirtingus fermentus, o fermentai mums labai reikalingi, ypatingai jų įvairovė reikalinga. Į fermentus mes paprastai galim žiūrėti taip, kaip į bateriją. Sakykime, mes per gyvenimą turim bateriją, jeigu užkraunam, tai užkraunam, jeigu neužkraunam, tai mes išeikvojam. Ir gali baigtis taip, kad kaip ir tą automobilį išeinam žiemą ryte ir negalim užvesti, nes tiesiog trūksta energijos tam varikliui užvesti. Tai čia rekomenduočiau žiūrėti visą tą principą taip, kad mes iš išorės prisigaudytume visokiausių fermentų, praturtintume savo žarnyną, savo organizmą visais tais fermentais, kad organizmui prireikus kažkokių tai fermentų, atsitikus kažkokiai tai situacijai, kad jis nenaudotų nepakeičiamųjų audinių fermentų. Tada, nes tie nepakeičiamiai yra, pats ir žodis pasako, kad jis nepakeičiami. Tai mes kaip tą bateriją išnaudosim iš ateities ir mes ateityje tada neturėsim reikalui esant tų fermentų. Tai rekomendacija ir būtų tokia. Tai grįžkim tada prie jūsų tos sveikuoliškos istorijos. Taip, gerai. Aš Jolanta, kad nes būčiau ten nukeliavęs į giliau ir giliau, vis įdomiau. Taip, tada prie to aš sugrįšiu tada atgal. Jo, tai vėl prie tos skaidrės. Aš pradedu dabar sveikatintis, pradedu fermentuoti ten visokias žolės, vaistažolės, šaknis, uogas, daržovės, viską, kas įmanoma dėl eksperimento, dėl skonio, išbandžiau viską, ką tik galėjau. Ir po truputį mano pradėjo keisti sveikata, mano pradėjo gerėti, pas mane ateina draugai, pažįstami, svečiai, giminė, visus vaišinu, visiems įdomu paragauti, tų skonių įvairovė, kai daug tų stiklainių. Taip pradėjo viskas vystytis ir aš pastebėjau, kad man viskas gerėja. Ir kaip sakyti, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, ta motyvacija vis stipresnė ir aš einu tolyn. Ir peršoksiu tada 5 metus į priekį, dabar skaitykim, kad dabar aš šneku apie 2010 metus, apie jų pradžią. Ir tolyn, 15 metais jau atėjo tokia situacija, kad susikaupė
noras išlieti save kažkur, tai pasikeitė hormonai, pasikeitė antsvoris, dingo viršsvoris. Organizmas pradėjo jaunėti, ne? Jo, ir pradėjo noras atsirasti kažkur save išlieti. Pradėjau pavenčiais bėgioti į fitneso klubą, ten štangų kilnuoti pradėjau vaikščioti, ieškojau, kur save realizuoti. Ir šitą sužinojau, kad 16 metais rudenį toks vyksta sveikuolių konkursas, galvoju, va čia kažkaip gerai jaučiuosi, galvoju, reikia pasitikrinti, ką aš čia nuveikiau. O pasirodo, kad Lietuvos čempionas tapau ir tą prezidentės taurę laimėjau. Tai, kaip matot. Ir kažkaip tai nuostabu buvo, aišku, sekančiais metais, galvoju, reikia vėl dalyvauti, nepaleidau to, ten toliau ir savo fizinį aktyvumą vyščiau toliau, o 17 metais vėl čempionas ir gan gerai ten pagal taškus labai stipriai į priekį atsiplėšęs, kad ten nuo antrai vietai gan daug pastangų reikėtų, kad pavyti. Jeigu žinot, va čia mato dešiniai pusėje Dainius Kepenis, kuris ten tą sveikuolių judėjimą labai senai, nuo 80 metų kažkur taip pradėjo organizuoti, turbūt vyresnių žmonių ten pusę Lietuvos praėjo per tuos visus stovyklas. Tai va ten labai fainas renginys būdavo ir metų gale visada rezultatų suvedimas, savęs pasitikrinimas. Labai fainai buvo ir šitą sudalyvavau tada ir 18 metais Lietuvos čempionas, 19 metais. Sveikinam, pasiekimai geri tikrai. Jo, paskui tų konkursų nebebuvo, nes Covidas prasidėjo. O aš labai trumpai paklausiu, pagal ką jie, sveikuoliai, renka čempioną, nugalėtoją, pagal ką? Kilometrą bėgti, atsispaudimai, atsilenkimai, prisitraukimai, kabėjimas virš skersinio, kad barzda būtų aukščiau skersinio, ekspanderis, vestibuliarinis aparatas ant bomelio pakeltų 3 cm virš žemės basakoje, stovėti kitą koją į ranką pasiėmus. Tokių visokių sportinių, lankstumo testai, arterijų elastingumas ir per visus tuos, čia Eurofit testai vadinasi, Europos mokslininkų yra sukurti testai, kad kas iš to, kad tu būsi ten bėgikas, greitai prabėgsi, bet tu kitų sporto šakų negalėsi padaryti ir tai nerodo tavo geros sveikatos, turi viską daryti. Tai man taip pavyko, ne per sportą, sakykime, aš su jokiais ten treneriais, ne pagal kažkokias ten aukšto lygio metodikas nedirbau, aš tiesiog pats paprastai užsimanau, per langą pažiūriu, smagu, gražu, traukia bėgti, bėgu krosą, noras yra, nainu, štangas pakilnuoja, taip, tinklinio naidavau pažaisti dar, labai paprastai, labai taip liaudiškai. Jo, tai nieko ypatingo. Gerai. Sudalyvau, čia mano, per vidurį stovi čia mano sūnėnas, jis man metė pirštinę, nupirko bilietą, kad sudalyvaučiau bebro kely. Ir mano užduotis buvo jį aplenkti bent per vieną. Gavosi taip, kad jis 74 iš 300 startavusių, o aš atėjau 6. Čia labai sunku, daugiau tikrai neįsiu, matot. Amžiaus cenzo nebuvo, ten prūdas, startas, visi šoka į prūdą, perplaukė, tada 2 kilometrai bėgti, o paskui 3 kilometrai murdytis po dumblą, dar su kliūtim, per vamzdžius pralysti, ten rankom praeiti, 30 kliūčių dar. Jo. Tai va, čia save išbandžiau fantastiškai gerai, neįtikėtinai. 22 metais, kada jau nebebuvo tų sveikuolių konkursų, nebebuvo kur savęs pasitikrinti, nusprendžiau triatlone sudalyvauti. Ant dviračio nebuvau gyvenime važiavęs sportinio, iš draugo pasiskolinau plentinį dviratį ir tikėjausi atvažiuoti bent prieš paskutinis, atvažiavau 8. Tai visą laiką tai būna, kai neturi lūkesčių, tai gaunasi viskas labai gerai. Jo, fantastiškai gerai gavosi, o aš kai dirbu su sveikata, ten atstovauju Bemer kompanija, yra tokia Vokietijoje, Lichtensteine, mikrocirkuliacijai kraujotakai, tokie kilimėliai gerinti, tai jie sužinojo
ir pakvietė mane dabar šiemet prieš 2 savaitės buvau Hamburge, atstovau Bemer komandą, o kaip matom, čia Bemer marškinėliai, čia kartu stovi su Vokietijos čempionu. O. Ir sudalyvavau, irgi tikėjusi, bent jau 1000 būti. Kiek ten dalyvių iš viso buvo? Mūsų grupiai vienu metu vyrų grupė 60 km trasą, 2,5 tūkstančio startavom. Aš atvažiavau 446. Facebook'e yra įdėta lentelė, vis sertifikatas įdėtas yra. Savo amžiaus grupiai, ne grupiai, bet kaip čia pasakyti, startavom visi 2,5 tūkstančių, bet paskui ten pagal registraciją jau jie ten išskaičiavo pagal amžių, tai aš buvau iš 301, buvau 24. Mano vidutinis greitis 36,28 km į valandą su visom pakalnėm, įkalnėm, posūkiais mieste. Žodžiu, neįtikėtiną rezultatą pasiekiau. Ir aš čia galiu dabar trumpai apibendrinti. Jo, tai trumpai apibendrinant ir dar noriu užduoti tą tokį klausimą. Kas jumise pasikeitė? Žinokit, pasikeitė visiškai. Visiškai viskas pasikeitė. Mano poreikiai, sakykim, taip pat jaunėjo ryškiai. Jo, manęs netenkina su mano bendramečiais sėdėti prie stalo, gerti, valgyti, ten sėdėti, man šitas netinka, arba šokti, arba dainuoti, arba bėgti, ar sportuoti, ar kažką veikti, kažką daryti. Aš tikrai visiškai kitokie poreikiai yra, su daug jaunesniais žmonėm geriau man bendrauti. Pasikeitė ir aplinka, ne? Pasikeitė ir draugų ratas, ir aplinka, ir tie, kaip pasakyti, pomėgiai visi. Taip, visiškai pasikeitė viskas. Ir visiškai kita gyvenimo kategorija, visiškai kiti poreikiai, kiti lūkesčiai ir rezultatai dar geresni. Tai va. Fantastiškai. Jeigu kažkas būtų 2010 metais pasakęs, kad galima tiek pasikeisti, žinokit, ne už ką nebūčiau patikėjęs, geriau būčiau farikt, būčiau parodęs ten tikrai. O žiūrėkit, dabar, kad žmonėms, 2000 metai, 2010, dabar nuskaitykim 15 metų, žmonės būdami, sakykim, virš 50, apie 60, virš 60, jie sakys, oi ne, 15 metų man eiti iki tos sveikatos, jau man ne tas laikas, jau gal ne man. Tai tiesiog kiek reikia metų maždaug, jeigu žmogus gyveno sėslų tą tokį, minimaliai judinti gyvenimą, kad jisai pakeistų savo įpročius, savo, pagerintų sveikatą, kad organizmo laikrodis eitų ne pirmyn, o atgal pradėtų suktis. Kaip jūs sakot, per kiek metų galima bent jau įžengti į tą, kaip pasakyti, kitokį gyvenimą? Čia ne metų reikia, matot, mano kelionė buvo su klaidom, aš, kaip sakyti, klydau, nuvažiavau į šunkelius, vėl grįžau, vėl gerai, gerai, kad likimas taip susiklostė, kad aš daktarą Šabliną, profesorių Kutušovą sutikau, kurie mane teisingai nukreipė ir aš nesilaikiau įsikibęs į jokias dogmas, jokių neturėjau, buvau toks, kaip sakyti, atviras ir mobilus naujai informacijai ir ėjau tiesesnių kelių ir daug greičiau viskas gavosi. Dabar paskutinė pasigirsiu iš savo klienčių, viena moteris su 2 dukrom iš Amerikos grįžo į Lietuvą, kažkur čia praeitoj savaitėje atsiuntė savo nuotraukas, netikrai nustebau. Labai prieš 3 mėnesius buvo atvykusi konsultacija, aš ten sudėliojau programą su bakterijom, aišku, ir jin ten susikrovė viską, ką galėjo, išsiskraidino lėktuvu į Ameriką, paskui paprašė, kad aš dar siuntinį išsiunčiau ten ir šitą. Ir jinai rezultatą jau turėjo po 3 mėnesių.
Žiūrėkit, dabar karts nuo karto paskambinau, paklausdavo, kaip vartoti, ką daryti ir viskas, daugiau jokių žinių neturėjau. Ir dabar prieš praeitą savaitę gaunu tokią žinią su nuotraukom, būtų galimybė čia ir įkelčiau tas nuotraukas. Žodžiu, jin rašo taip, kad neįtikėtinai viskas pasikeitė, pradėjau lankyti šokius, jin prieš 35 metus, žodžiu, jie apie 50 kažkur, tai jin kaip 15 metė buvo lankė šokius intensyviai, bet visą tai buvo pamiršusi, dabar iš naujo pradėjo lankyti, nusimetė virš 10 kilogramų, atsirado energija, atsirado visos galimybės, atsiuntė man nuotraukas ten su šokio instruktoriais, su šokėjais, ten tokias fantastiškas nuotraukas, kad tikrai į kabinetą buvo atėjusi, nepavydėtinai atrodė, žinokit, taip, švelniai pasakius. O dabar tai, 3 mėnesiai, tai, bet čia tokie dalykai galioja, aš tokių daug galėčiau pavyzdžių pasakoti, ateina klientai 150 kilogramų, yra, kurie dirba disciplinuotai, yra, kurie, po truputį, sako, aš neturiu tiek valios, tai aš po truputį leidžiu savo paslysti, truputį darau ir tai gerai gaunasi, bet tie, kurie disciplinuotai dirba ir nori, ir turi tikslą užsibrėžę, jiems labai greitai rezultatai eina, todėl kad aš jiems duodu informaciją išfiltruotą, jau nebereikia klaidžioti, klysti, suklupti, grįžti atgal, nusivilti, nieko nereikia, reikia tik daryti. Supratau. Super, tai reiškia, jūs dabar dirbate kaip mentorius tiems žmonėms, kurie nori tokių pokyčių. Jo, labai fainas medalis, gavau šitą medalį, 60 km čia parašyta ir sutampa su mano 60 metų šiemet. Tai pasidovanojau savo dovaną 60-mečio progą. Labai gera dovana. Gerai, einam toliau. Tada ką jūs mums dar parodysit, Jonai? Jo, nepavargo dar. Ne, labai įdomu. Tai jo, dabar kaip matau, mes prieisim prie tos mūsų organizmo sveikatos, prie sąryšio mūsų visos mikrobiotos, mikrobiomos, kaip jinai ten. Jo, tai svarbiausias akcentas tai pakeisti savo mikrobiotą į geresnę pusę. Kodėl pakeisti, kodėl į geresnę pusę, kodėl jin yra bloga. O bloga jin yra dėl to, kad mes labai piknaudžiaujam rafinuotų maistų, pramonės siūlomų maistų, kur ten pridėta to, ko nereikia, kas nenatūralu, kas nėra gamtoj, kas mums skanės, tai visi mums patinka, mums skanu, mes ir piknaudžiaujam. O iš tikro labai paprasta taisyklė, kuo paprastesnis maistas, tuo sveikesnis maistas, kurį namuose paprastai kuo mažiau perdirbat, tuo jis yra geresnis. Kaip pavyzdį paimkim mėsą, jeigu dešra, jau blogai, jeigu kotletas, jau blogai. Gal ne taip blogai, bet geriausia tai mėsos gabalas, ar tai išvirtas, ar patroškintas ten, ar dar kažkaip tai, kad nebūtų ten kuo mažiau perdirbimo. Ar daržovėm taip pat. Daržovės taip pat rekomenduoju troškinti geriausia riebaluose, tik ne aliejui. Labai nustebsit, pasakysiu, kad nevartokit jokių aliejų, nes tikrai sensit per greitai. Bet tai daržovės troškinti galima ir vandenį, aš manau, nebūtina. Galit vandenį, galit garuose, bet reikia taip troškinti, kad liktų traškalo, liktų ląstelienos, kad, aš neveltui dabar tą skaidrę atverčiau, jums čia yra storoji žarna, storosios žarnos senelė, čia viduj epitelis gaureliai, čia mes turim gleivinę, čia vidinė dalis žarnos, o čia jau išorinė dalis, čia jau mes, kraujotaka. Ir čia svarbiausia, kad tos gerosios bakterijos, kurios čia gyvena, dauginasi ir maitinasi, kad jos turėtų ką valgyti. Labai paprasta, kad jos turėtų ką valgyti. Dabar paimkim taip, jeigu jūs bulvių košę išvirėt minkštai, ten dar ją ten suplakėt, kad ten būtų tokia maloni skani valgyti, tai visą tai absorbuoja plonajam žarnyne, į storąją žarną niekas neteina ir tos bakterijos badauja.
Lygiai tą patį ten pasakysiu apie kryžmažiedžius, jeigu verdat, troškinat ar kepat, kaip jūs ten darot, ir iki minkštumo, jeigu tai minkšta, tai visą tai vėl absorbuoja plonajam žarnyne, storojai žarnai nėra ką valgyti. Reikia, kad būtų traškalo, reikia, kad tos ląstelienos dar būtų, truputį apvirėt ir viskas to užtenka. Geriausia, aišku, valgyti raugintą. Yra rauginto, tai jūs gaunat ir fermentus, ir bakterijas, ir ląstelieną. Storojai žarnai bakterijas turės ką veikti ir įsisavinimas mikroelementų yra, galim palyginimą tokius du kraštutinumus paimkim. Čia žalias maistas, vienas kraštutinumas, čia kitas kraštutinumas, virtas maistas, labai virtas, kaip sakiau, kaip į košę. Tai jeigu būsit visada žaliavalgiai, gausit anksčiau ir vėliau kasos pankreatitą, o įsisavinimas bus iki 20% nedaugiau. Jeigu valgysit virtą maistą, įsisavinimas jau iki 40%. Tai jau dvigubai gerai, jau taip kaip ir fain, ne? Bet nebėra fermentų, nebėra ląstelienos. Vėl blogai. O jeigu valgysit raugintą maistą, čia aukso vidurys. Įsisavinimas iki 80% ir, kaip sakiau, ir bakterijos, ir ląsteliena, ir fermentai. O kas yra fermentai? Tai bakterijų metabolitai, bakterijų, vadinkim taip, išmatos, kurios maitina mūsų ląstelę. Taip, negražiai skamba, bet toks mechanizmas yra ir mums reikalingi tie fermentai ir, kaip sakiau, tie fermentai, kad mes jų netrūktume, kad mūsų baterijos būtų į ateitį, į senatvę pilnos, pakrautos ir bet kurį šaltą rytą galėtume užvesti. Taip. Savo variklį. Tai taip atrodytų panašiai. Čia labai gerai parodyta skaidriai, storas sluoksnis gleivinės. Gleivinė tai yra barjeras, kuris saugoja nuo to, kad nepralystų per į kraujotaką jokie blogiečiai mikrobai, toksinai, grybų sporos ar helmintų lervos, žodžiu, nuo visų blogiečių saugoja. O čia mes matom sveiko žmogaus pjūvis, o čia dešinėje pusėje yra nesveiko žmogaus pjūvis, kada jau bus ir onkologija, ir autoimuninės ligos, ir alergijos, ir visokie tokie dalykai. Gleivinės, kaip matom, yra 400 kvadratinių metrų didžiulis plotas. Nebūtinai visur bus tokia bloga, gali kažkur geriau, kažkur blogiau, kažkur būti ir visai pramušimų. Tai ten ir žaizdos atsiranda, ir visa kita, ir Helicobacter pylori gali ant skrandyje paragraužti gleivinę ir žaizdą padaryti. Ir ten mes paskui, aš per tą praėjau, susirietęs gulėdavau, nežinodavau, ką daryti. Tai čia labai senai buvo tas. Taip, dabar visa, sakykime, mano paslaptis, iš tikrųjų, iš kur aš turiu tos sprogstančios jėgos visiems tiem sportiniam elementam įvykdyti, dėl to, kad sugebėjau prisiauginti trumpųjų grandinių riebiųjų rūgščių, acetatai, propionatai, butiratai. Kada mes gerai išvystom didžiulę populiaciją, padarom ir įvairovę visų gerųjų bakterijų, ir pagrindinė mūsų bakterija Faecalia bacterium prausnici išsivysto populiacija jos gerai, tada prisigamina butiratų. Kas yra butiratai? Butiratai tai pirmiausia, tai yra kolonocitų maistas atstato gleivinę, mes turim barjerą, mes turim imunitetą, mums nėra pavojai nei stresai, nei covidai, nei kokie ten kiti dalykai, mes turim tiesiog stiprų imunitetą. Propionatai, kas yra propionatai? Tai metabolizmą mums kelia į kitą lygį. Sakykime, aš jums kaip pavyzdį galiu pasakyti, kaip mano metabolizmas prastėjo nuo 2000 metų, aš galėdavau, toks paprastas sulyginimas, suvalgyti 3 kiaušinius. Jeigu 4 suvalgydavau, man bloga būdavo, aš turėdavau ten griebtis kažko, ten pangrolo, ten mezinforte ar kažko tai gelbėti. Reikėjo. Jo, tai aš ir nevalgydavau, 2-3 ir te valgydavau. O 2005 metais jau begalėdavau 2 suvalgyti, jau man nuo 3 viskas. Tai mano metabolizmas
galim tokius per kraštutinumus geriausia matosi. Vat įsivaizduokim, jeigu pamena, toks buvo amerikietis Phelps, plaukikas, kuris 5 aukso medalius parveždavo Amerikai vienas pats skirtingose plaukimo rungtyse. Tai jo metabolizmas, aš apie jį skaičiau, jis gali suvalgyti 12 000 kilokalorijų per dieną. Bandot įsivaizduoti? Jo, čia kraštutinumas. Sunku. Įsivaizduokit, kaip gerai pas jį dirba ir skrandis, ir kepenis, tulžies daug, ir kasos fermentų daug, lipazės daug, visko daug pas jį, kad tą didžiulį kiekį maisto jis galėtų išskaidyti. Toliau pas jį žarnyno mikroflora fantastiškai puikiai, ten patologinių bakterijų minimum, gerųjų bakterijų štamų įvairovė didžiulė, jų populiacija didžiulė, kad sugebėtų tą priimti tokį didžiulį kiekį maisto ir jį perdėti ir vėl atgal sukti ratu, viską sukurti, visas medžiagas, pamaitinti kūno ląsteles, raumenis, atgal pagaminti visus fermentus sekančiam virškinimui ir visa kita. Va matot, koks metabolizmas, kaip užsukta. Taip, bet dabar... žiūrėkit, gerbiamas Jonai, dabar paprastas žmogus, jisai tik tai pagal savo pojūčių šiek tiek orientuojasi, koks pas jį metabolizmas, koks jo virškinimas ir panašiai. Bet juk mes nežinom, kokių tų bakterijų pas mus vyrauja daugiau, ar ten gerų, ar blogų, ar yra kažkoks būdas, kažkaip sužinoti apie tai. Su bakterijų štamais Lietuvoje yra gan sudėtinga juos tirti, reagentų nedaug turi, čia dar žiūrėkim visą tai labai paprastai. 21 amžius tik prasideda, biologinis amžius tik prasideda. Dabar, kai atsirado PCR testai, spektrometrija, tokie metodai, mokslininkai pamatė, kas darosi mūsų žarnyne ir pamatė bakterijų gyvenimą. Iki tol galėjo matyti tik 5 procentus tą, ką mato dabar. Tai bandykite įsivaizduoti tie, kurie mokėsi universitetuose ten medicinos prieš 20-30 metų, tiesiog nebuvo mokslo žiniuose, nebuvo tos informacijos, kokie yra dabar. Vien 2020 metais išėjo anglų ir vokiečių kalba 30 000 naujų publikacijų. Pabandykite įsivaizduoti, koks didžiulis srautas, kai atsirado įrankiai ir mokslininkų grupės dirbo su naujais įrankiais ir publikavo savo darbus. Ir mes galim dabar su jais susipažinti, tarp kitko, tas skaidrė čia vienas iš tų darbų. Tai visiškai keičiasi situacija kasdien vis tobulėja. Tai mes dar... Prie to, kaip žmogui, Lietuvoje, tarkim, Lietuvoje, ne Lietuvoje, koks skirtumas. Kaip žmogui, kuris norėtų sekti savo organizmo sveikatą ir kažkiek tai bent kiek orientuotis, kokia ta mikrobiota pas jį yra. Matot, atskirkim mes diagnostiką ir sveikatinimąsi. Diagnostika tai sveikatos neduoda. Diagnostika duoda tik tais žinias, kas vyksta ir viskas. O toliau tai reikia kažką daryti pačiam, kad pakelt. Tai net šiuo atveju, jeigu nėra tų reagentų ir mes negalim ten ištirti savo ten 10 000 tų bakterijų, galim tai grubiai kažką tai pasižiūrėti, galim iš įdomumo pasižiūrėti, bet vis tiek kelias yra tas pats. Reikia vartoti naujas bakterijas, įvairovė jų, visokiausių, tiesa, apie probiotikus truputį informacijos pasakysiu. Su sausais probiotikais, su vaistiniai perkamais probiotikais aš dariau eksperimentą, neatsimenu, ten kokiais gal 2012 metais, 2013, gal kažkuriais tais. Susipirkau kiek įmanoma, kiek tuo metu radau ten internetu ir vaistinėse probiotikų. Padariau vienodas sąlygas, puslitriukai vandens su vienoda temperatūra, vienodai įdėta medaus maitinimo ir sudėjau probiotikus skirtingus. Ir žiūrėjau, kas bus. Tai rezultate pusė jų grubiai neatsigavo. Taip ir neatsigavo. Kita pusė tokie silpni, atsigavo, pradėjo veikti, bet kai pradėjau duoti kažką stipresnio, tai jie pražuvo. Tai iš jų stiprių nedaug buvo kažką tai ir atsirinkti.
vat tada, žinokit, man ir kilo mintis, kad reikia pradėti daryti gyvus probiotikus pačiam. Ir va pradėjau visą tai tuose stiklainėse savo vystyti, paskui kitaip tobulinti. Eksperimentai visą laiką duoda, akivaizdų tą poveikį, ne kažkokį, pamatai, kas geriau veikia. O šiaip tai vat, mano rekomendacija, tai kuo įvairesnių bakterijų, jos prigis, neprigis, padarys savo gerą darbą, kol įvestos į mūsų žarnyną. Jeigu jos gerosios bakterijos, jos tikrai padarys gerą darbą. Ir tie fermentai, tos bakterijos, kurios prigamina tų fermentų visokių, vat, kaip dabar dievų maistas šitą gamina, ten daugybė visokių, čia tik yra ugnežolė ir pelyną, tai aš ten pagal savo receptą daviau receptą, kad jie pagamintų mano poreikiams ugnežolę ir pelyną. Tai labai geras dalykas yra ir visiems, ypatingai tiems, kurie neturi tulžies pūslės. Imituoja tulžies pūslę. O dievų maistas gamina daugybę visokiausių, fermentuoja visokiausių augalų, šaknų, vaisių, uogų, žodžiu. Tai mes galim vartoti ir džiaugtis, prisigaudyti įvairiausių fermentų ir, kaip sakiau, praturtinti savo baterijas, užkrauti savo baterijas į ateitį, kad mes senatvėje galėtume judėti, važinėti, keliauti, o ne gulėti arba ten prie langų sėdėti, tik tais per langą žiūrėti. Ir šių gėrimų konferencijoje mes turbūt galėsim paskanauti, ne? Tai konferencijoje, ten ragauti kaip jie. Dievų maistas pateiks viską, galės ir įsigyti, ir paragauti, ir, žodžiu. Susipažinti, pažiūrėti, kas geriau. Puiku. Tai va, tokios būtų grubiai rekomendacijos, kad, kaip sakiau, kuo didesnė įvairovė ir fermentų, ir bakterijų. Va dabar noriu parodyti, čia yra iš toks daktaras Hiromi Shinjie, Kalifornijoje, kuris ten gerina sveikatą visiems brangiausiems aktoriams. Tai jis yra filmukų padaręs, visokių daugybė medžiagos, visokios yra apie žarnyną. Tai čia va yra kairiai pusėje matom uždegiminis žarnynas, dešiniai pusėje sveikas žarnynas. Kaip atrodo. Paprastai onkologijos nebūna, ten pagal daktarą Hiromi Shinjie, onkologijos nebūna su sveiku žarnynu, niekada. Jeigu yra onkologija, tai žarnynas va toks, kaip kairiai pusėje uždegiminis, blogos būklės. Nereikia labai įsigąsti, čia 2-3 mėnesių darbas ir bet kokį žarnyną galima padaryti kaip dešiniai pusėje švarų ir tvarkingą. Nes nuo žarnyno priklauso, aš tokį galiu pavyzdį lengviau įsimenantį duoti. Vat įsivaizduokim namo stogas, ten yra atsiradus skylė. Ir kada liūtis lyja, daug vandens per tą skylę pribėga šitą į sienos pradeda pelyti, tapetai atšoksta ten, ir bandot įsivaizduoti, kuo daugiau vandens prilyja, tuo daugiau pridaro mums žalos. Va tai tas skylė, tai įsivaizduokim, čia blogas žarnynas. Čia pralaidumas, ne? O visa tai, kas įvyko jau tam mūsų bute ar name, visa tai jau ligų pavadinimai. Žiūrint, kas įvyko ten, ar tik tai vienas tapetas atšoko vienam kampe, ar visos sienos nupelyjo ir gyventi nebeįmanoma ten, čia skirtingai nuo to, kas įvyko. Tai va, dabar, sakykime, jeigu mes sutvarkėm žarnyną, sutvarkėm priežastį, užlipom ant stogo ir užkišom tą skylę, labai nesunkiai, labai lengvai užkišom skylę, bet mes tų pelėsių ir visų tų tapetų mes nesutvarkėm, vis tiek juos reikia sutvarkyti. Reikia remontą padaryti. Remontą reikia padaryti. Bet kas iš to, kad pasisamdysi tuos brangiausius specialistus, išleisi daugybę investicijų, sutvarkysi tas sienas, bet jeigu skylės nesutvarkėjai, tai kas bus? Vėl pasikartos. Taip. Vienu žodžiu reikia tvarkyti ir skylę ir išsivalyti. Tai pirmiausia priežastį sutvarkyti, o paskui mes jau turim laiko, galim ir pasekmę sutvarkyti, kada, žinom, sekantis lietus, sekanti liūtis mums nebepridarys tos bėdos.
Nu, iš tikrųjų. Jo, apie puvimo procesus, puvimo kairiai matom pūnančią kriaušę, dešiniai galim daryti prielaidą, kad va, tokia parudavusi nebūtinai gali supuvusi būti, būna tokia parudavusi, pakandi ir jauti, kad parūgė. Parūgusi tiesiog skani ir galima valgyti. Tai vat, įsivaizduokit, žarnyne vyksta ir puvimas, ir fermentavimas, ir rūgimas. Priklausomai nuo to, kokia mikroflora vyraujanti. Ir jeigu patologinė mikroflora vyraujanti, tai mūsų dujos ir išmatos dvokia beprotiškai, ypatingai galit pastebėti antro tipo diabetininkų, kaip ten paskui visą dieną į tualetą neįmanoma įeiti po jų išsituštinimo. Tai va čia puvimo procesai vyksta. Tai, ir žiūrėkit, dabar žiūrint į tą skaidrę, kiek aš žinau, tai va ta antroji kriaušė, kuri tik šiek tiek pažeista, bet dalis jos sveika, bet jau ją valgyti nereikėtų. Nes nu čia matot, dabar čia klausimas stovi, ar tas puvinys ir pelėsis persidavė tai kriaušiai, ar ten yra fermentacija, ar ten tiesiog laktobifido bakterijos, ar ten bacillus subtilis bakterijos, kas ten dabar gali fermentuoti tą kriaušę, ten vyksta rūgimo procesas ir kada jau teritorija yra užimta, tada to pelėsio neįsileidžia. Ir tada tą kriaušę mes galim valgyti, kad ir parūgusi. Bet šiuo atveju nuotraukoj linkęs abejoti, ar ten fermentuojasi. Greičiausiai, kad persiduoda tas puvinys. Bet šiaip aš tokį kaip palyginimą norėjau palyginti, kad yra tokių kriaušių, kur galim ir valgyti. Tokį vaisių nevalgyti, o pasieškoti sveiko. Jo, o tokios kriaušės mes ne tik, kad prie nosies neprikišim, mes ir pirštais neimsim, todėl kad jau iš tolo dvokė. Nes puvimo procesas tai nemalonus kvapas. Va čia spektrometrijos metodas galbūt įdomu, šiek tiek galiu papasakoti. Trumpai, nes mes jau laiko nedaug turim. Jo, čia šitoj eilutėj stulpeliai šitam bakterijų pavadinimai, čia toks daromas yra tyrimas bakterijų. Čia matom, šitoj eilutėj matom moters 50-metės tyrimas, o čia yra minimali norma, kokia turi būti šitų bakterijų, čia vidutinė norma, čia maksimali norma. Ir matom, kur tik tai gerosios bakterijos yra mėlyna, tai yra sumažėję, kur tik tais blogos bakterijos arba sąlyginai blogos. Ką reiškia sąlyginai blogos? Tai vat įsivaizduokim sodyboje šuo. 1, 2, 3, fainai, sąlyginai blogas šuo. Bet jeigu jų būtų 300, bandykit įsivaizduoti. Jau nebesutvarkysi, nebekontroliuosi, viskas išmyniota, ten, bandot įsivaizduoti, kad tai negerai. Tai va, sąlyginai blogų, o tokių matom yra bakterijų, kurių, pavyzdžiui, kažkokios klostridijos yra, kurių turėtų būti apie 245 sąlyginius vienetus. O kada jų ten viršyje 500, jau nebegerai yra. Clostridium rhamnosum matom apie 2000 turėtų būti, o kadangi jų yra 4600, jau problema, kaip tų šunų, per daug jų yra. Ir jau kelia problemą. Kita bakterija, kur bacillus megaterium, matom 58 vienetai, kurių neturi būti iš vis. Tai čia įsivaizduokim, kad jau mūsų sodyboje lapė vaikšto. Jo, tai saugokim vištas ir visą kitą, katinus. Jo, o gerosios bakterijos, kur bifido bakterijų, kur turi būti iki 10 000, didžiulė populiacija, kad mums duotų gerą sveikatą, o jų čia matom, kad yra sumenkę ir mes jau turėsim sveikatos problemų. Ir čia visą šitą paprastam žmogui nesiūlau gilintis ten į tas bakterijas. Paprastai žiūrėti, kad gerųjų bakterijų labai padidėtų ir išsiplėstų jų įvairovė. O sąlyginai blogų jų sumažėtų, o blogųjų išnyktų. Ir tos gerosios galėtų kontroliuoti šitas blogasias. Ir mes turėsim tada gerą sveikatą. Aha. Ir kad jų būtų, tai mes dar kartą pasikartokim. Tada koks patarimas? Valgyti daugiau raugintų daržovių. Ypatingai paminėsiu atsargiai su raugintom daržovėm prekybos centruose, nes ūkininkai
dėl to, kad grąžinimo nebūtų deda visokius stabilizatorius, tai yra stabdo fermentavimą, o mums šito žarnyno nereikia. Mums reikia maistą kuo lengviau besifermentuojantį valgyti, kad nebūtų rūkytas maistas, kuris yra daromas tam, kad jis galėtų ilgai laikytis, ilgai negestų. Mums šito nereikia. Mums reikia kaip tik kuo labiau greičiau gendančio maisto, kuris lengvai perdirbimas, lengvai fermentuojasi ir mums nesudarytų jokių problemų. Taigi geras patarimas tiesiog paieškoti ūkininkų turgeliuose, kur ūkininkai prekiauja. Tris ūkininkus galiu pareklamuoti. Šitą Baliutavičius Šiauliuose, Amšiejus Vilniuje, Alytui, trečias dabar Kaune yra, užmiršau, čia turiu net ir skaidrę kažkur tai. Tuoj. Matom, Abukauskų ūkis, taip, ir telefonai yra, gal kada nors gausiu kokią raugintų daržovių dovaną iš jų. Jau turėtumėt už reklamą gauti. Jau matot, galim Facebook'e parašykim, raugiam viską, tai va ten išduos ten daugybę visko. Ten, kai pas juos nueisit ir pamatysit ir česnakai rauginti, ir šparaginės pupelės, ir kriaušės, ir viskas, kas yra parduotuvėje arba mūsų darže, viskas yra rauginta. Tai va, tai mes čia gaunam, kaip sakiau, įsisavinimą iki 80%, ir ląsteliena, ir fermentai, ir bakterijos. Aišku, čia bakterijų, matot, įvairovės nebus, čia gausim vienas bakterijas, kada naudosim papildomai dar dievų maisto produktus, tai gausim vėl kitokį įvairovę, čia rašo visokių bakterijų, galit paskaityti ten ant butelio, yra pritrauksiu arčiau, gal užsifiksuos. Užsifiksuoja, taip, matosi. Kokių čia bakterijų, kokių čia yra. Mums reikalinga įvairovė. Ypatingai tų gyvų bakterijų, kurios dar jau nekelia klausimo, ar jos atsibus ar neatsibus, nes jos yra gyvos bakterijos, skystos gyvos bakterijos, tai mes vartokime jų įvairovę ir turėsim savo sveikatai naudą. Super, čia tiek žinių, tiek tos naudos mums tikrai daug, nes pagrindinis dalykas turbūt, jeigu žmogus nori, jeigu jisai turi tikslą gyventi ilgai, sveikai, savam prote, jėgose, energijoje iki 120 metų, tai čia tikrai ne mitas, čia yra reali galimybė. Nes, kaip gerbiamas Jonai, jūsų pavyzdys parodo, kad laiką galima sustabdyti ir jį netgi galima atsukti atgal. Šiais laikais tikrai ir technologijos, ir priderinus viską, technologijas, maistą, savo fizinį judėjimą ir aišku, būtinai noro reikia, nes be noro mes nieko už kitus nepanorėsim, kaip sakoma, nei suvalgyti, nei ten dviračių pavažiuoti ar pasportuoti išėjus į gamtą. Tai va. Tai tikrai labai ačiū už pasidalinimą, už tą tokią nuostabią istoriją, o aš tada pabaigai noriu jūs visus pakviesti į konferenciją spalio 5 dieną, kur kai Jonas taip pat skaitys pranešimą, tai bus jau plačiau apie mūsų mitybą, apie tas visas gerasias bakterijas. Taipogi bus galima paragauti to dievų gėrimų, kuriuos demonstravo Jonas, paskanauti, įsigyti, nes iš tikrųjų nuo kažko tai reikia pradėti. Reikia pradėti gerai, aš paprašysiu kolegės tada įkelti į komentarus konferencijos nuorodą, kur galima bilietus įsigyti, nes spalio 5 dieną mes jau turėsime daug lektorių ir tikrai bus įdomios temos. Tai va, tai kviečiam atvykti, ačiū dar kartelį gerbiamas Jonai už pasidalinimą, už buvimą ir turbūt ką palinkėsite žmonėms, pabaigai, ką jie turėtų, nuo ko pradėti galbūt, tiesiog, koks jūsų palinkėjimas būtų paskutinis šiandieną? Mano palinkėjimas, nepasiduokite pramonės siūlomom pagundom, pirmiausia. O antra, tai jau kaip galėsit, vartokit kuo daugiau fermentuoto maisto, rauginto maisto,
visokiausių bakterijų su fermentais. Ir turėsit gerą sveikatą, mažesnę ar geresnę, kas nori labai intensyviai, kas disciplinuotai nori, gali pas mane ateiti į konsultacijas paskaitas, prieimimus į konsultaciją, o šiaip tai ir patys galite žengti žingsnį labai paprastai. Kuo paprastesnis maistas, tuo sveikesnis maistas. Ir tuo bus daugiau sveikatos. Iš tikrųjų, tas paprastas maistas, jis yra mažiau skanus, bet jis yra sveikas. Jis mums duoda naudą, o tiesiog geriau jau tada mažiau vartoti, bet duoti naudą mūsų žarnynui. Žarnynui ir, aišku, visai bendrai sveikatai. Na tai ką, ačiū visiems, kas buvote ir iki pasimatymo rytoj vakare aš turėsime naują svečią, tai Kristina Dorofėja. Taip pat lektorė bus mūsų konferencijoje ir rytdienos tema bus atjauta sau. Taigi rytoj daugiau apie tokius dvasinius dalykus, apie saviugdą pasikalbėsime ir aišku, kitą savaitę vėlgi mes turėsime kitus lektorius. Tai ačiū visiems, kas buvote ir gerbiamas Jonai, dar kartą ačiū Jums ir iki pasimatymo konferencijoje. Ačiū Jolanta, ačiū mėlyjei. Iki. Na.